Sveiki. Šiandien noriu pakalbėti apie savo tikrovės kūrimą. Iš tikrųjų, čia jau nieko aš naujo ir nepasakysiu, vis tiek ta informacija vienaip arba kitaip kartojasi, bet kiekvieną kartą, kada aš dar randu kokį nors papildymą prie to, ką jau žinau, iš karto atsiranda noras pasidalinti, nes galbūt tai kažkam surezonuos prie jau jų turimos informacijos, kad vienaip arba kitaip pagerintų savo gyvenimo kokybę. Tai dar atsimenu prieš kokie 15 metų, kai skaičiau Zelando knygas apie transurfingą, ten buvo pirmą kartą susipažinimas su tuo konceptu, kad yra daugybė tikrovių, reiškiasi, yra begalybė tikrovių. Ir tada man tai buvo suvokti gan sudėtinga, kaip ten tų tikrovių gali būti tiek daug, bet ten toks ir pavyzdys pateikiamas, kad pavyzdžiui, jeigu yra X ir Y ašis ir plokštuma iki begalybės, reiškia X ir Y eina iki begalybės ir kiekvienas taškas toje plokštumoje yra skirtinga mano gyvenimo linija. Ir iš pradžių tai buvo, tikrai toksai protui gan sudėtinga suvokti reiškinys, bet palaipsniui aš pradėjau tai suprast, kad, reiškia, yra viena gyvenimo linija, kur aš esu lakūnas, kita gyvenimo linija, kur aš galbūt esu gaisrininkas, trečia, kur aš menininkas, dainininkas, poetas, dar kažkaip reiškia, yra daugybė manęs versijų, ir visos jos egzistuoja tuo pačiu metu. Reiškia, toks vaizdas, kad tie visi gyvenimai eina vienu metu toje pačioje akimirkoje. Ir šitas konceptas man kaip ir buvo priimtinas, bet ką aš visai nesenai atradau, tokį kaip papildymą prie šito koncepto, kaip būtent jį įjungti. Kad reiškia, jeigu aš esu vienoje tikrovėje, o šalia manęs yra kita tikrovė, pagal Zelandą būdavo tiesiog, kad tu turi pasirinkti kitą tikrovę ir tu ją peršoki. Aišku, ten gali būti kažkokių tai trikdžių, nes mano tikrovė nenori paleisti, tikrovė dar jinai irgi, kaip sakyti, nepriima. Bet ką aš visai nesnai sužinojau, kad pereiti iš vienos tikrovės į kitą, tarkim, aš esu šitoje tikrovėje ir šita tikrovė turi tam tikrą dažnį. Reiškia, aš kaip pavyzdį panaudosiu, kad tarkim, jeigu aš gyvenu baimėje, baimė turi tam tikrą dažnį. Pavadinkim ten 3 Hz. Reiškia, aš jeigu gyvenu baimėje, aš nuolatos spinduliuoju 3 Hz energiją. Ir kada aš spinduliuoju tą energiją, kiekvieną akimirką aš kuriu savo tikrovę. Reiškia, aš ištransliavau 3 Hz, aš į 3 Hz tikrovę iššokau. Aš dar kartą ištransliavau 3 Hz baimės, pavyzdžiui, energijos ir vėl iššokau į 3 Hz tikrovę. Ir reiškia, tas šuoliavimas tarp tikrovių, jisai vyksta taip greitai, kad mes to net nepastebim, mes to nejaučiam, bet mes nuolatos šokam iš tikrovės į tikrovę, iš tikrovės į tikrovę, iš tikrovės į tikrovę. Reiškia, tai vyksta mikrosekundžių greičiu ir tų tikrovių atsitinka labai daug. Bet jeigu aš nuolatos palaikau baimės energiją, reiškia, aš kuriu baimę, 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 baimę. Ir šokinėjau taip pat, iš tos pačios į tą pačią tikrovę. Ir aš staiga sužinau, kad šalia yra kita paralelinė tikrovė, kuri irgi egzistuoja šituo pačiu metu, kur esu irgi aš, tik tais ten jau aš esu kitokioje versijoje, nes aš, pavyzdžiui, gyvenu ne baimės energijoje, o džiaugsmo energijoje. Ir tas džiaugsmo energija, jinai jau yra ne 3 Hz, bet yra, tarkim, 8 Hz. Reiškia, jinai, ta džiaugsmo tikrovė, jinai vibruoja kitame dažnyje. Tai kad man pereiti į tą džiaugsmo tikrovę, man neužtenka tik tais pagalvoti, kad viskas, aš renkuosi džiaugsmo energiją, džiaugsmo tikrovę, kur jau ir egzistuoja dabar šiuo pat metu. Aš perėsiu tenais ir aš tenais būsiu. Nes taip tiesiog neveikia, kiek žmonių tai bandė ir vis tiek atsidarė toj 3 Hz tikrovėje, kur ta baimė vis puola ir puola ir puola. Tai pasirodo, kad pereiti į kitą tikrovę ir ją užtvirtinti, ją reikia nuolatos maitinti. O tas maitinimas lygiai taip pat, kaip aš šitoj tikrovėje maitinu baimę, 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 baimę. Tai lygiai taip pat, jeigu aš noriu pereiti į džiaugsmo tikrovę, aš turiu tą tikrovę maitinti. Reiškia, aš turiu iš savęs pastoviai išleisti tą džiaugsmo energiją.
Ir galbūt jinai ne visiems pavyksta, ta prasme, ją ištransliuoti, nes tam reikia energijos, pastangų, bet valios pastangomis, reiškia, aš turiu kaip, na čia kaip raumenį kočiot, kaip eiti į salę kiekvieną dieną ir tiesiog lavinti įgūdį, kad reiškia, jeigu aš nusprendžiau, kad aš noriu gyventi džiaugsmo tikrovėje, aš turiu nuolatos transliuoti iš savęs džiaugsmo emociją ir tokiu būdu, tik tais tokiu būdu aš pereinu į tą džiaugsmo tikrovę. Bet dar prie viso to, kas vyksta tarp šitų dviejų tikrovių, dabar reiškia, viena tikrovė yra 3 Hz, kur aš esu baimė, kita tikrovė 8 Hz, kur aš esu džiaugsme, aš staiga pradedu tarp jų dviejų, jos šitos dvi tikrovės pradeda kirstis viena su kita. Dėl to, kad dažnis tai netitinka. Reiškia, aš pradedu šokinėti tarp šitų dviejų tikrovių. Ir 3 Hz tikrovė nenori manęs paleisti. Kaip ir ta 8 Hz dar jinai mane tik tais bando priimti. Reiškia, va tos visos, netgi kas šiai dienai yra pas daugelį žmonių, va tos tokios turbulencijos, kur tai gerai, tai blogai, tai džiaugsminga, tai liūdna, tai depresija, tai vėl gerai. Tos turbulencijos vyksta dėl to, kad nėra dar tikslaus užtikrinimo, kokioj tikrovėje jūs renkatės būti. Ir pavyzdžiui, vienas iš pagrindinių priešų pereiti į tą džiaugsmo tikrovę, tai yra žinios arba mass media, socialiniai tinklai, kurie sieja nuolatos tam tikras žinutes. Ir jeigu tos žinutės yra apie baimę, jūs tas žinutės skaitote, jūs tomis žinutėmis dalinatės, jūs tas žinutės išjautinėjate, jūs tada taip ir darot. Baimė. Reiškia, aš tada, nors kažkas sako, reikia apie meilę kalbėti, reikia apie džiaugsmą kalbėti, bet kaip tu gali kalbėti apie meilę ir džiaugsmą, kai pasižiūrėk, čia pas mus jau pašonėje vyksta dalykai, kur čia gali viskas toj būtų. Tai ką jūs renkatės? Jeigu jūs renkatės, kad toj kažkas tai atsitiks blogo, ir jūs maitinate tai, jūs pasirenkate tą tikrovę, kur tai greičiausiai ir materializuosis. Nors paraleliškai eina visiškai kita tikrovė ir tų tikrovių yra begalė, kur nėra to blogio, kur nėra tų visų grėsmių ir kitų dalykų. Ir man tokia graži, irgi gaunasi manifestacija, kad grįžus po Azijos, kur ten kiekvieną dieną švietė saulė, o Lietuvoje buvo toks pakankamai pilkas dangus. Ir aš tiesiog pradėjau rinktis tikrovę. Aš gyvenu rojuje, kur kasdien yra mėlynas dangus ir šviečia saulė. Ir aš nežinau, man tiesiog prireikė kokių 5 ar 7 dienų tokiai manifestacijai. Ir aš nežinau, jau 5 diena už langų šviečia saulė ir aš matau mėlyną ryškų dangų. Tai čia tiesiog kaip pavyzdys, kas vyksta, jeigu mes kryptingai 100% įsitikinę pasirinkame tą tikrovę, kurios mes norime. Mes galiausiai į ją ir pereiname. Ir kada ateina tos mintys, kurios nesutinka su tuo, kurios sako, kad ne, čia viskas taip negali būti, čia viskas per lengva, tu lik baimė, bijok ir taip toliau, nieko čia tau nesigaus. Noriu duoti dar vieną tokį įrankį, kaip galima dylinti su tomis mintimis, kurios ateina ir sako jums tos dalykus. Visų pirma, tai jūs turite suprasti, kad tos mintys nesate jūs, tai yra tiesiog programa, kuri buvo suinstaliuota jūs ir jinai kaip sugedusi plokštelė nuolatos kuria tą jausmą, kad išlaikyti jūs tų 3 Hz dažnyje. Tai kada jūs girdite mintis, kurios jums pasakoja, kaip viskas baisu ir kaip viskas yra blogai, jūs užduokite tam kalbėtojui klausimą, o kaip tu atrodai? Reiškia, jūs susikurkite to kalbėtojo atvaizdą. Ar tai bus žmogus, ar tai bus kažkoks gyvūnas, ar tai gali būti kažkokia tai iš vis įsivaizduojama, kažkoks tai personažas, kuris atitiks jums tą kalbėtoją. Reiškia, tą negatyvų balsą jūs sutapatinate su kažkuo tai, kas nesate jūs, nes taip ir yra. Iš tikrųjų, tas balsas galvoja nesate jūs, ten yra visiškai kita struktūra, kas kalba. Ir kada jūs atitapatinate tą kalbėtoją nuo savęs ir jau jūs identifikuojate, kad čia tas, kas kalba apie tą baimę ir bando man ją palaikyti, čia nesu aš.
Čia yra kitas. Ir kad tai neutralizuot, kad tą kalbėtoją neutralizuot, yra paprasčiausias dėkingumas. Per dėkingumą yra neutralizuojamas tas kalbėtojas. Reiškia, ateina kalbėtojas mintis, kuris bando mane išlaikyti 3 Hz dažnyje, kad viskas yra baimė. Aš padėkoju tam kalbėtojui, kurį įsivaizduoju per savo sukurtą formą atvaizdą. Aš dėkoju tau, kad tu man siūlai šitą tikrovę, bet aš renkuosi tą, kur tavęs nėra, kur nėra baimės, kur nėra liūdesio, kur nėra dar ten kažkokių tai blogybių. Aš renkuosi džiaugsmą, meilę. Aš renkuosi tikrovę, kur yra džiaugsmas, meilė ir šviesa. Ir visi gyvena rojuje. Ir tokiu būdu tas kalbėtojas jisai neutralizuojamas. Aišku, jisai po kiek laiko vėl gali grįžti. Ir tada jūs vėl turite jį neutralizuoti. Po kiek laiko jisai vėl gali grįžti. Ir tada jūs vėl turite neutralizuoti. Ir tokiu būdu vyksta tas šokinėjimas tarp tikrovių, tarp 3 Hz tikrovės ir tarp 8 Hz tikrovės. Kol galiausiai pas jūs susiformuoja toks įgūdis, kad jūs tą kalbėtoją galit akimirksniu užčiaupti, dėl to, kad tai, ką jisai jums siūlo, neatitinka tos tikrovės, į kurią jūs norite pereiti. Jeigu jūs tai darysite nuolatos, pas jūs susiformuos įgūdis tą kalbėtoją atjungti akimirksniu. Ir galiausiai jūs pereisite į tą tikrovę, kurio ir norite būti. Tad ačiū Jums už dėmesį ir rinkitės savo tikrovės labai atsargiai, dėl to, kad kiekvienas jausmas, kiekviena emocija nuolatos kuria jūsų tikrovę. Ačiū už dėmesį. Ir iki.